Parduodu 318 isą. Į kapodą buvo trenkęs klapuchas nuo dujų. Daugiau nebešaudo jau. Teko dėti šitą daiktą. Šioks toks vaizdas ir nuo to yra. Pritaikytas nuo Kia Sportage. Du pultelis signalizacija yra. Tachometras neveikia. Benzinas čia. Anduoja dabar. Ant 100 km plius minus apie 10 litrų. Juodas lubas. Šito įvorį dėl to į baršką. Keršyro ratai 16. Priekiai 7,5 colio, gali 9 coliai. Gale diskinės šakės. Žinau, kad šitą kišenį yra čiut prapuvus. Žiūrėk, kol iškelsiu aš. Šitas bosas nėra duodamas. O visa kita yra duodamas stiprintuvo. Jeigu čia matysis. Stiprintuvas Magnatas. Į 2 elipsės, neaišku kokios te firmos. Replika tas buferis, bet nieka mandra, jį reikia ruošti, čia kažkoks hrenovai padaryti. Nu, žodžiu, šiat, kas norės pasidarys. Taip nėra supuvę, tik yra tik ant abiejų sparnų defektai. Visi vyrai viskas gerai veikia, darinėjas puikiai, o ant sparnų yra defektai. Arba būdu dažyti ruošti, įbrėžimas ir špaklius įtrūkęs čia. Tai viskas normaliai. Kėbal buvo dažyta prieš apie 1,5 metų, tai tikrai. Bet dar negaliu nusiskūsti, kad yra rūdžių.
nes šiaip iš tikrųjų aš jų nematau. Yra įdėts LED juostelė raudona. Naktį žymiai geriau atrodo. Prieš rūkinį nėra, tik yra ortaikis. Tad įdėti tie šūdini dėl vaizdo. Technikiniai yra iki 16 birželio 18 dienos. Antro sparno defektas toks. Sutrakinėja špaklius. Šiokia tokia nakolkė čia yra, bet čia dugnas nėra perpavęs. Ir vienas bakelis. Aš jau kartais irgi malonus, iš tikrųjų. Nežinau, ką aš čia matos. Esmė tame efektas čia. Daitrakimai. Pažiūrėsiu slenkščius. Kiek čia matysis tiek. Pro karterį biškį yra sauja tepalas. Be abejo yra virta. Virta po priekinę sėdynę. Šitą vietą. Yra dar virta šitą vietą. Po kojom. Yra viskas normaliai išvirta. Na šiaip salonas yra šiaip gan prižiūrėtas, be abejo rūkoma. Tvarkingas lubas. Takšt. Tai va, jau kieme. Momentum pavėsiu. Žodžiu, blizgutis.